Man rodos, didžiausias dabar iššūkis visiems specialistams yra tai, kad atsirado AI-us būtent ir jisai nežmoniškai greitai tobulėja, lygiai taip pat tam tikri kanalai pradeda nebeveikti, tam tikri kanalai veikia, naujos platformos atsiradinėja. Jeigu tu bandai perprasti vieną kanalą paprastai, tu nebespėsi to padaryti, todėl man atrodo, reikia grįžti vieną žingsnį atgal ir suprasti bendrus kūrybos ir analitikos konceptus, kažkokias gerasias praktikas, universalias, kurias tu gali aplikuoti nesvarbu koks kanalas, nesvarbu koks įrankis. Ir man atrodo, Creative Performance kursas būtent tai ir duoda. Creative Performance kiekviena tema yra išdėstoma dviem požiūriais. Old school tai yra klasikinis reklamos procesas, tvarkingas, lėtas, sistemiškas. Ir new school tai yra to proceso perdarimas, remiksavimas tau patogiu būdu. Pirmojo atveju mokytojas bus iš Milk ar Ogilvy, antrojo atveju mokytojas bus iš Kilohealth ar Surfshark. Ir dėl ko aš esu ramus, kad mokiniai, mokydamės iš tam kurse, tas žinias turės ir jie bus ramus, kai jie grįž į savo įmonės arba ras naujas įmonės, kur tas žinias ir panaudos.